Jeigu numerologija veikia, kodėl tada ne visi žmonės yra sėkmingi ir turtingi? Jeigu pagal gimimo datą žmogus turi potencialą tapti sėkmingu, tai dar nereiškia, kad sėkmė ateis savaime. Įsivaizduokit, kad jums padovanoja visiškai naują automobilį. Jis stovi garaže, jūs kasdien jį pasižiūrit, pasidžiaugiat ir išeinat pėsčiomis. Ar tas automobilis kada nors nuveš jūs ten, kur norit? Žinoma, kad ne. Su žmogaus potencialu yra lygiai tas pats. Gimimo data parodo jūsų galimybės, bet tik tada, kai atsisėdate už vairo ir pradedate veikti. Tas potencialas virsta rezultatais. Ir dar vienas labai svarbus dalykas. Ne visi nori tapti milijonieriais. Vienam sėkmė yra didelis verslas, kitam gyventi savo name, važinėti traktoriumi po savo žemę, vakare atsisėsti su taure proseko ir jausti, kad gyvena būtent tokį gyvenimą, kokio nori. Ir tai taip pat yra sėkmė. Tačiau visus sėkmingus žmonės vienyje vienas dalykas. Jie veikia. Tik kiekvieno veiksmai yra skirtingi. Vienam reikia kurti sistemas, kitam drąsiai reikštis, trečiam būti kūrybiškam. Būtent tai ir padeda suprasti astrologiją, numerologiją, kokie veiksmai geriausiai tinka būtent jums. Aš esu Aleksandra, astrologė, numerologė. Jeigu norite geriau pažinti save, suprasti savo stiprybės ir išmokti jas paversti rezultatais, sekit mano profilį. O jeigu norite asmeninės konsultacijas arba išmokti numerologijos patys, parašykit man asmeninę žinutę.